Sveiki, mėly žiūrovai, šią nuostabią dieną DJI mus pasitinka su maloniomis naujovėmis, paserviruodami visiškai naują, visiškai šviežią produktą, o tai yra DJI Mic Mini. Tai yra visiškai naujas produktas ir mes esame vieni pirmųjų Lietuvoje gavę išskirtinę progą iš anksto apžvelgti. Būtent tai šiandien ir padarysime, pasižiūrėsime, kas yra viduj, padarysime unboxingą, apžvelgsime, kokie yra parametrai ir galų gale palyginsime su prieš tai buvusiu DJI Mic 2, kurį dabar naudoju. Galėsite pasiklausyti, kuomgi skiriasi garsas, kokybė, visa kita, taip kad keliaujam į unboxingą. Taigi, čia turiu du komplektukus, vienas yra paprastas, tik transmitteris ir receiveris, o kitas yra pilnas komplektukas jau su pakrovimo stotelė ir kitais priedais. Tad šį kartą pasižiūrėkime giliau, kas būtent yra šitoj dėžutėj, o šitą palikim kitam kartui. Nuo šio momento jau galite girdėti DJI Mic Mini įrašomą garsą be jokių papildomų korekcijų ar tai pakeitimų. Taigi komplekte surasti 4 vėjo apsaugas, krovimo laidą, audio jungtį, tada žinoma pati krovimo dėžutė arba kitaip tariant stotis, kurioje rasite 2 siųstuvus, 1 imtuvą ir 1 C-Type adapterį. DJI Mic Mini yra mažas, labai lengvas, sveria vos 10 gramų ir atrodo diskretiškai. Užtikrina aukštos kokybės garsą be pertraukimų, net pro storas medžiagas. Gali dirbti iki 48 valandų su pakrovimo stotimi, be jo suteikia apie 10-11 valandų aktyvaus naudojimo. Veikimo atstumas gali siekti net iki 400 metrų, turi 2 lygių noise cancellation, pirmas lygis skirtas labiau uždaroms patalpoms, antras laukui, kur triukšmo paprastai būna daug daugiau. Suteikia automatinį garso lygį ribojimą, kad būtų išvengta garso iškraipimo ir kitas svarbus privalumas tai greitas automatinis prisijungimas prie Osmo audio įrenginių. Lyginant su praėjusiu DJI Mic 2, tai pirmas matomas skirtumas tai žinoma yra dizainas. Į dizaino detalės šį kartą nesigilinsiu, tačiau norėčiau pabrėžti, kad Mic 2 rinkinys yra apskritai didesnių gabaritų ir yra sunkesnis. Vien siųstuvas sveria per 14 gramų daugiau. Skirtingai nuo Mic Mini 2 lygių triukšmo slopinimo, Mic 2 turi dirbtiniu intelektu pagrįstą, bet neturi automatinio garso lygių ribojimo. Tačiau turi kitą stiprų privalumą, tai yra atsarginė vidinė atmintis. Kiti ryškūs skirtumai yra veikimo laikas ir veikimo atstumas. Čia Mic Mini yra tikras čempionas, tačiau Mic 2 stipriai laimi ties bitų gylių. Pabaigai norėčiau pabrėžti, kad šie mikrofonai nėra vienas kitam konkurentai. Palyginimo tikslas buvo tiesiog pamatyti, kuom jis skiriasi naujausias produktas su prieš tai buvusiu. Paskutinė išvada galėtų būti tokia, kad nors ir dėl dabartinės ženkliai mažesnės kainos, Mic Mini atrodo lyg būtų skirtas labiau mėgėjams. Tačiau jo suteikiamas galimybės ir funkcijos yra tinkamos tiek profesionalams, tiek mėgėjams.